pradėjau būtent nuo to, apie ką šį vakarą pasakosiu. Tai nuo Džojų kompanijos mitybos plano, nuo Džojų kompanijos pagrindinių produktų. Ir šie produktai yra mano gyvenime ir dabar pilna apimtimi. Taip pat aš jau vedu ir kitus šitų kelių ir pati rengiu pokyčių savaitės, bet dabar šiuo metu būtent ir vyksta viena kompanijos vienas 10-adienis ir to įtakoje mes šiandieną būtent apie tai ir kalbėsime. Tai paleidžiu prezentaciją ir kalbėsime. Taip, tai kaip ir sakiau, šiuo metu pas mus vyksta X-Christmas sprintas, jis trunks 10 dienų, mes maitinamės pagal Džojų kompanijos mitybos planą ir vat šį vakarą papasakosiu būtent ir apie mitybą, ir apie fizinio aktyvumo svarbą, ir apie mūsų produktus, būtent susijusius su gera sveikata, savijauta ir išvaizda. Ir X-Christmas sprint ir Džojų visa politika yra strategija būtent, o ne atsitiktinumas. Mes čia einame subalansuotai, sveikai, be jokio streso, be jokių nervų ir yra labai puikia Džojų kompanijos sukurta strategija. Taigi, štai pirmoji mūsų skaidrė, tai yra mitybos balansas, kas yra sveiko lieknėjimo pagrindas. Mes, kaip sakau, nesilaikome dietų, mes keičiame gyvenimo būdą ir einame geros savijautos, sveikatos ir išvaizdos keliu, sveikai ir subalansuotai. Kodėl balansas? Kodėl balansas būtent yra raktas sėkmingam lieknėjimui. Mes lieknėjame sveikai, pilnomis lėkštėmis, jokių būdų nebadaujame, nes organizmui yra reikalinga energija. Ir mes esame šalininkai visavertės, sveikos, subalansuotos mitybos. Ką tai reiškia visavertė? Tai yra ir baltymai, ir riebalai, ir angliavandeniai, kas yra metabolizmo pagrindas. Disbalansas priveda prie nuovargio, taip netenkama raumeninė masė ir viskas metama šalin. Jeigu mes lieknėjame ir laikomės kažkokio tai badavimo ar dietos, tai dažnai mes nuo to pavargstame ir tiesiog gali nutikti taip, kad tirpsta ne riebalai, ko mes siekiame, bet nyksta mūsų raumeninė masė dėl prastos mitybos. Ir svarbiausiai, kad mes pavargstame, mums pabosta ir greitai viską metame šalin. Todėl dar kartą pakartosiu, kad lieknėjimas tai nėra badavimas ir Džojų kompanijos politika tai nėra nesveika kažkas tai Odeta, pakibai. Ar man vienai, ar dar kažkam? Taip. Buvai pakibus. Mes esame už visavertę, pilnavertę mitybą, kurioje yra baltymai, riebalai ir angliavandeniai. Ir būtent jų dabar pakalbėsime apie jų vaidmenį porcijose, kiek jų turi būti ir kiek mes turime suvalgyti jų per dieną. Tai idealus balansas yra toksai, kad 30% porcijoje turi būti baltymų. Baltymai tai yra mūsų kūno statybinė medžiaga kaip namo plyta. Ir tai yra raumenų augimas, tai yra sotumas ir metabolizmas. Dažnai dabar, kai dirbu su moterimis, kurios nori lieknėti,
sako, kad ten vakare yra didesnis apetitas ir panašiai, ir man pačiai tai buvo, tai tikrai didelė tikimybė, kad yra suvalgoma per mažai baltymų. Taip pat yra reikalingi ir riebalai, jie be abejo turi būti sveiki ir jų mūsų porcijoje turi būti 25%, nes riebalai yra atsakingi už hormonų veiklą, už vitaminų įsisavinimą ir už energiją. Angliavandeniai reikalingi taip pat, mes jų neatsisakome, juos taip pat vartojame sveikoje formoje ir jų turi būti 45% mūsų porcijoje, todėl kad tai yra pagrindinis energijos šaltinis. Ir dar kartelį pakartosiu, kad mes už tą visą vertę, sveiką, subalansuotą baltymais, riebalais ir angliavandeniais praturtintą mitybą, kas mums duoda raumenų augimą, sotumą ir mūsų gerą metabolizmą. Kaip mes pasiekėme idealaus balanso? Tai čia nuotraukoje matote vienos dienos mūsų X-Printo raciono meniu. Bet štai taip atrodo mūsų mityba, mūsų patiekalai ir būtent pagal Joyų mitybos planą. Aš pati savo kelionę pradėjau būtent nuo tokios mitybos, nuo tokio pavyzdžio ir laikausi šitų visų principų iki šiol. Pradėjusi savo kelionę per 10 savaičių nutirpdžiau 10 kg ir būtent tą, ką matom dabar paveikslėlėje, tas pas mane mityboje buvo ir yra iki šiol. Tai mūsų rytas prasideda stiklinė šilto arba kambario temperatūros stiklinė vandenuko, mes ją pagardinti galime citrina, agurkų, uogytėm, kuo tik tai norime. Toliau mes išgeriame humino rūgštis Biomatrix Pro, kuris mums duoda energijos, užkuria virškinimą, diena be nervų ir be streso. Man asmeniškai šis produktas labai stipriai padėjo suvaldyti streso iššauktus padarinius, tai yra rankų drebėjimą, ir dabar jau aš jį vartoju keli mėnesiai iš eilės kiekvieną rytą. Prieš pusryčius mes dar išgeriame Easy Bloko, dar vieną mūsų puikų produktą, kuris mažina apetitą, kuris stabdo potraukį saldumynam dėl savo sudėtinių dalių ir reguliuoja cholesterolio ir gliukozės normą kraujyje. Taip pat turime arbatėlių puikių, štai viena iš jų prie pusryčių pažymėta Beauty Tea, grožio arbatėlė, nes mes viską darome, kad būtume ne tik sveiki, bet ir gražus. Ir šitoj lėkštėj pusryčiai yra vieni iš mano mėgiamiausių pagal Joyų mitybos planą. Ir štai tikrai tokią porciją suvalgius net ne visi ir suvalgo. Tai mes maitinamės tikrai gausiai. Toliau yra mūsų užkandis, tai užkandžiui mes geriame Smart Go kokteilį, kuris yra sveika, subalansuota maisto porcija, praturtinta baltymais 3 rūšių, vitaminai, mineralai, skaidulos, kurių atskirai pirkti nereikia, toliau sveiki riebalai ir angliavandeniai. Mes valgome kas 3 valandas. Štai pietų mūsų atėjus pietų metui, pažiūrėkit, kokios didelės netgi pavaizduotos 2 lėkštės mūsų pietų porcijos. Taip pat būna jos kai kam netgi ir neįveikiamos. Tai matom ir kruopas angliavandenius, matome daug daržovių, skaidulos, matome mėsytę baltymai ir taip pat užkeptą sūrių, pagardintą daržovėmis. Porcijos vėlgi kartais moterims yra per didelės ir neįveikiamos. Prie pietų kaip desertuką geriame Beauty eliksyrą, tai yra grožio eliksyras, kolagenas, biotinas, vitaminas C, hialuronas, cinkas, tai yra mūsų grožiui iš išorės. Ir vėlgi arbatėlė Slim Tea, tai turinti drenuojančio poveikio arbata, kuri mums taip pat prisideda prie sveiko lieknėjimo. Ir toliau mūsų užkandis, čia pavaizduotas prie Smart Go kokteilio su krevetėmis, tai vėlgi gan nemaža lėkštutė, tokio sveiko, subalansuoto daržovėm, baltymais, praturtinto užkandžio. Ir vakarieniai mes geriame vėlgi arba valgome, čia pavaizduotas grybų skonis, tai galime valgyti kaip sriubytę Smart Go kokteilį.
kuris yra lengva vakarienė, soti vakarienė. Ryte atsikeliame plokščiais pilveliais, išeiname normaliai į tualeto reikalus, nes Smart Go kokteilė yra skaidulos, kurios mums padeda puikiai tvarkyti su virškinimu. Ir prieš miegą aš taip pat irgi geriu, kaip ir čia pavaizduota, MagniFlow, kas yra mūsų ramus miegas, ramus nervai ir ramus raumenukai, ypatingai jeigu turėjome sporto dieną. Tai štai tokia mūsų dienos mityba pagal Joujou mitybos planą. Smart Go kokteiliai ir kodėl net idealaus raciono neužtenka. Aš taip pat sakau ir taip iš tikrųjų ir yra, kad mes šeimoje maitiname sveikai ir subalansuotai, bet šiuolaikinėme maiste trūksta šių maistinių medžiagų. Dirvožemio nualinimas tai yra mažiau vitaminų maiste. Jau pats dirvožemis pas mus yra nualintas ir dėl to augdami augalai gauna tiesiog mažiau vitaminų iš pačio dirvožemio ir juose trūksta, jau iš karto užaugus trūksta vitaminų. Maisto perdirbimas, tai taip pat praradimas makroelementų, mineralų ir vitaminų. Bet mes turim puikų sprendimą, tai yra mūsų Smart Go kokteiliai, subalansuotas maistas, subalansuotas sprendimas, kaip sakiau, sudėtyje turintis 3 rūšių baltymą, riebalus, angliavandenius, 24 vitaminus ir mineralus. Viena mums duoda net 25% dienos normos reikiamų suvartoti vitaminų, kurių negauname su maistu. Ir taip pat trūksta papildų, kurių, kaip sakiau, nėra gaunama su maistu. Tai išgėrus 2 porcijas Smart Go kokteilio per dieną mes gauname 50% reikiamų per dieną suvartoti vitaminų ir mineralų. Aš esu pavyzdys, aš darausi tyrimus kas pusę metų, man netrūksta net vitamino D. Tai aš ir sulieknėjau ir dabar dailinu kūno formas ir pilnai yra užtikrintas mano organizme mineralų, vitaminų kompleksas. Pagrindiniai funkcionalūs produktai kasdieniniai pagalbai. Dažnai ir šiandieną mačiau komentarą prie savo vieno skelbimo, kur dingo jūsų skūra. Reiškia, man iš viso yra nutirpę 16 kg ir žmonės, normalus iš tikrųjų klausimas, kur yra odos perteklius. Bet aš vartoju visus Joujou kompanijos rekomenduojamus vitaminus ir papildus, be abejo, tai yra ir fizinis aktyvumas ir mano oda labai gražiai, puikiai traukiasi, 16 kg tai nėra labai dar didelis viršsvoris, nebuvo pas mane kabančios odos, bet aš tikrai tikiu, kad visos mano vartojamos visumos dėka oda labai puikiai ir gražiai traukiasi. Tai produktai tokie kaip C boosteris, liposominis vitaminas C, kuris yra nukreiptas į mūsų stipriam imunitetui ir energijai. MagniFlow, apie kurį jau kalbėjau, kad tai yra nervų sistema, energija ir raumenims skirtas produktas. Dar paminėčiau ir gerą miegą. Aš gerdama vakare labai puikiai tikrai pradėjusi esu miegoti. Ir omega-3 žuvies taukai, tai yra jau kaip, kaip duona kasdieninė, aš pati žuvies taukus vartoju labai senai, nes tai yra širdeliai, tai yra smegenims, tai yra ir kaulams, ir odai taip pat, tai lieknėjimui. Šitie produktai, kad viskas vyktų sveikai, natūraliai, be tų tokių kabančių odų ir gražiai. Tai šitie pagrindiniai produktai yra ne tik papildai, bet ir būtinybė, ypatingai mūsų lieknėjimo kelyje, kad viskas vyktų sveikai. Genialios figūros priima išmanius pasirinkimus. Dabar kalbėsime apie fizinį aktyvumą, nes tai yra raktas į harmoniją ir į stiprybę. Dirbdama su moterimis lieknėjimo klausimais, dažnai gaunu klausimą, ar čia man dabar reikės pradėti sportuoti.
Tai turi ateiti irgi supratimas ir aš pati kaip 40 metų man suėjo, aš galvoju, pradėjau storėti nuo oro. Nu, vat suėjo 40 metų ir aš pradėjau storėti nuo oro. Bet padarius išvadą supratau, kad tikrai ne nuo oro aš pradėjau storėti, o tiesiog neliko mano gyvenime visiškai fizinio jokio aktyvumo. Darbas namai, namai darbas ir viskas. Ir vat susitvarkiusi ir įsivedusi vos 40 minučių vaikščiojimo lauke, aš tai per 10 savaičių nutirpdžiau 10 kilogramų, apjungusi sveiką mitybą ir judėjimą. Todėl fizinis aktyvumas yra galinga priemonė mūsų kūnų transformacijai. Ji įtakoja dešimtis procesų - medžiagų apykaitą, hormonų pusiausvyrą, energiją. Ypač svarbu tiems, kurie nori numesti svorio, padidinti energijos lygį ir pagerinti sveikatą. Kasdien daro jūs stipresniais, energingesniais ir harmoningesniais. Tiesiog vat ryte atsikeli valandą laiko anksčiau, išeini pasivaikščioti sparčiu žingsniu 40 minučių ir jau po 5 minučių tu jauti, kaip užplūsta energija, kaip pagerėja nuotaika ir darbingumas geresnis atsiranda, grįžti namo su šypsena ir tai nieko nekainuoja, o nauda yra visokeriopa ir kūnui, ir sielai, ir išvaizdai. Tęsiant apie fizinį aktyvumą, tai dabar pakalbėsim apie jo svarbą. Ir fizinis aktyvumas kągi daro mums. Jis padidina energijos sąnaudas ir padeda numesti svorio. Palaiko širdies ir kraujagyslių sveikatą. Tikrai esate, ir aš vat pati tikrinausi pas kardiologus. Ir pirmas klausimas buvo, ar sportuojate, ar užsiemate kažkokią fizinę veiklą. Tai tikrai tai yra naudinga širdies ir kraujagyslių sveikatai. Pagerina nuotaiką ir endorfinus, kaip ir sakiau, tikrai išėjus pasivaikščioti jau po 5 minučių nuotaika pagerėja, šypsena atsiranda veide ir pakiliai savo toliau žingsniuojame savo žingsnelius. Fizinis aktyvumas ir svorio metimas - tai yra reguliarus fizinis krūvis, padidina kalorijų deginimą, sumažėja riebalų kiekis, bet mes sveikai išlaikome raumeninę masę. Nes dažnai būna be fizinio aktyvumo ar su neteisinga mityba, kaip ir pradžioje sakiau, mes lieknėjame raumeninės masės sąskaita. Taip pat fizinis aktyvumas formuoja kūno kontūrą ir suteikia raumenų tonusą, kūnas tampa lieknesnis, net ir be didelio svorio kritimo, tai čia ir apimtis pamažėja, pradedame pastebėti, pagerina jautrumą insulinui, palaiko stabilų apetitą ir sumažina potraukį saldumynams. Vat kaip į mane kreipiasi moteris norėdamos lieknėti, aš užduodu joms klausimą, ar yra apetitas didesnis, ypatingai vakare, ar traukia saldumynai, užkandžiai kokie tai nesveiki. Ir va čia būna dažnas atsakymas, kad taip, ir kai paklausi, ar turite fizinio aktyvumo, būna atsakymas, kad ne. Tai va štai čia dėl to irgi taip būna. Ligų prevencija, tai taip pat fizinis aktyvumas stabdo, užkerta kelią ligoms, tokioms, kaip sakiau, širdies ir kraujagyslių ligos, skeleto raumenų sistemos veikimo gerinimas ir sumažėjusi depresija ir nerimo rizika. Aš esu gyvenime pati sirgusi vieną kartą depresiją ir žinau, ką tai reiškia ir todėl nenoriu į tą būseną grįžti. Ir psichologas man vieną kaip iš gydymo būdų buvo pataręs ir aš juo pasinaudojau, tai tiesiog pradėti vaikščioti lauke, vaikščioti gamtoje ir tokiu būdu gydyti depresiją. Vienas iš būdų ir aš tą pradėjusi daryti, tikrai pajutau pagerėjimą ir vėliau atsirado jau ir daugiau sporto mano gyvenime, taip kad netgi depresiją galime mažinti, gydyti su fiziniu aktyvumu. Reguliarūs įpročiai. Aš pati savo istorijose ir savo postuose visada kalbu, kad
Reguliarumas, ar ne, kad svarbus reguliarumas, tai fizinis aktyvumas, jis taip pat turėtų tapti jūsų gyvenime reguliarus. Ir fizinio aktyvumo rūšių yra daug ir taip pat, kai aš kviečiu moteris į savo pokyčių savaitės, aš joms sakau, kad namų darbų gaunate dabar pasirinkti, kokią fizinę veiklą jūs norėtumėte užsiimti, kuri jums patiktų. Tai gali būti kardio, ėjimas, bėgimas, šokiai, važiavimas dviračiu, gali būti jėgos treniruotė sporto salėje, nes jos stiprina raumenis, didina kalorijų deginimą, tempimo pratimai, joga, pagerina lankstumą, sumažina stresą, dienos aktyvumas, daugiau judėjimo, mažiau sėdėjimo. Vat šitas labai daugam pasakymas turėtų sudirginti ausį. Ir įvairių rūšių ir įvairaus intensyvumo fizinis aktyvumas, jo derinys turėtų būti bent 150 minučių per savaitę, bet kuo daugiau to fizinio aktyvumo, tuo geriau. Atsistatymas raktas į pažangą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes fiziškai judame, sportuojame, mes turime ir atsistatyti. Negalime varyti kiekvieną dieną į sporto salę ir savęs taip nualinti. Turime duoti kūnui ir pailsėti, nes kūnas stiprėja būtent tarp treniruočių ir nepakankamas atsistatymas gali sukelti nuolatinį nuovargį, sumažėjusi darbingumą ir padidėjusią traumų riziką. Aš dabar, kaip sakau, esu užsikabliavusi ir atrodo, kad norėčiau į sporto salę eiti kiekvieną dieną, bet pati suprantu ir žinau, kad reikia kūnui atsistatyti, todėl tiesiog kas antrą dieną sporto salė ir kada neinu, tiesiog išeinu pasivaikščioti. Ir atsistatymo pagrindai tai yra geras miegas, mityba, hidratacija, aktyvus atsigavimas. Tai vat, aktyvus atsigavimas, kaip sakau, aš tą dieną, kada nesportuoju, tiesiog einu vaikščioti. Ir čia irgi ir atsistatymo pagrindai tokie, ir kaip aš sakau, geros savijautos pagrindai, tai yra mityba, vanduo, tai yra geras miegas ir judėjimas. Dabar pagrindiniai funkcionalūs maisto produktai sportui ir atsigavimui. Tai jie tinka būtent mums ir einant lieknėjimo keliu ir geros savijautos, sveikatos ir išvaizdos keliu. Tai čia mūsų 3 produktai. Pirmas jų yra Spirulife'as, kuris didina ištvermę ir darbingumą, užtikrina greitesnį ir visapusiškesnį atsigavimą. Būtinas produktas po rimto fizinio krūvio ar jo metu ir atsigaunant po ligų išlaiko bendrą tonusą. Aš esu per metus sirgusi 2 kartus Laimo liga, tai vat apie ligas ir man būtent aš sugėriau kursą Spirulife'o, nes gėriau netgi per metus 50 dienų stiprius antibiotikus, tai vat būtent dėl ligos aš pati asmeniškai vartojau Spirulife'ą ir atvirai pasakius šitai paskaitai besiruošdama sužinojau, kad jis tinka ir vat, kaip sportuoji, tai būtinai tikrai, manau, kitą mėnesį pati įsidėsiu dar vieną kursą į krepšelį ir suvartosiu, nes mano treniruotės jėgos atsigavimui, manau, bus irgi naudinga. Burnmaxas, mano vienas iš mylimiausių produktų, kuris sustiprina riebalų deginimo procesą, skatina maksimalų kūno kontūrų pagerėjimą ir paverčia riebalus energiją. Tai fizinio krūvio metu, prieš fizinį krūvį mes išgeriame Burnmaxo ir vat, kas man labiausiai patinka, kad jisai degina riebalus ir juos tiesiog paverčia energiją. Tai mes, kaip sakau, daugiau fizinio krūvio metu galime padaryti, svorius stipresnius pakelti ar daugiau eidami nueiti. Ir mūsų riebaliukai dega ir tai pavirsta energija. Taip pat ir medžiagų apykaitą gerina ir dailina mūsų kūno linijas. Biomatrix Pro, tai mūsų irgi jau tikrai išgirtasis ir mylimas produktas, kuris pasirodo taip pat padeda atsigauti ir po fizinio krūvio, uždegimų prevencija ir netgi tinka raumenims, raumenų atstatymui ir raumenų masiai po fizinio krūvio.
Jokios isterijos, šalta galva ir karštas rezultatas. Mes turime suprasti, kad mes keičiame gyvenimo būdą ir kad tai tampa mūsų kasdienybė ir mes neturime būti jokioj panikoje, jokioj isterijoje. Mes tiesiog ramiai, skaniai, pilnom lėkštėm savo gyvenam ir lieknėjam arba išlaikome balansą. Kodėl stresas daro mus nepatraukliais ir kaip įgauti formą be lūžių, kalnelių ir be jokių jojo efektų. Tai emocinis stabilumas yra labai svarbus ir tai yra raktas į ilgalaikius rezultatus. Mes turime būti emociškai stabilus, nesiblaškantis. Ir oda tai mūsų vidinės būsenos atspindys. Vat ką aš ir kalbėjau pradžioje, kad man sako, kur dingo jūsų odos perteklius, tai jeigu mes pradedame savo kelionę ir rūpinamės nuo pradžių savimi tiek iš išorės, tiek iš vidaus, pas mus atsiranda balansas ir viskas tiek kūnas, tiek oda iš išorės ir iš vidaus viskas tvarkosi labai gražiai ir tvarkingai. Kortizolis draugas ar priešas? Dabar tikrai dažnai girdim ir per televiziją, ir per radiją, ir internete apie kortizolį, tai ir mes apie jį norime pakalbėti. Ir kas tai yra kortizolis? Kada tu nestresuoji, tai kortizolis duoda energiją, palaiko smegenis ir raumenis, reguliuoja kraujospūdį ir medžiagų apykaitą. Be kortizolio organizmas tiesiog užšąla, krenta kraujo spaudimas ir yra prarandama energija. Kortizolis kontroliuoja uždegimus ir stebi miego ritmą bei mūsų budrumą. O kada mes stresuojame, tai jis padidina apetitą, ypatingai mes norime tuomet saldaus, riebaus, nesveiko maisto, sulėtina medžiagų apykaitą, formuojasi riebaliukai pilvo srityje, ypatingai pas mus moteris, vat ką aš dabar darau, tirpdau, jie užauga labai greitai, o juos nutirpdinti yra reikalų. Tai va čia aš sutinku, kad čia streso pasiekmės. Ir sulaiko skysčius ir naikina kolageną. Kolagenas yra baltymas, kuris yra mūsų organizme, bet nuo 25 metų jis tiesiog pradeda mažėti ir va, jeigu mes stresuojame, tai jo mažėja daug greičiau. Kaip padėti kūnui atkurti pusiausvyrą? Tai, kaip ir aš visada sakau, visos tos pačios frazės, turime normalizuoti miegą, turime gerai miegoti, turime judėti su malonumu. Kaip ir pokyčių savaitės dalyviams užduodu namų darbus, sugalvokite fizinį krūvį, fizinį aktyvumą, tokį, koksai patiks jums, kuris jums bus malonus, į kurį nereikės sakyti, oi, ir vėl man čia reikia eiti į tą salę. Ne, jūs turite tą daryti su malonumu. Netgi turiu klienčių, kurios tiesiog pasileidžia muziką, mėgstamą dainą ir jos savo 20-30 minučių namuose šoka. Ir tai yra puikia fizinė veikla, gera nuotaika, energija ir nauda tiek kūnui, kaip sakau, tiek sielai. Toliau turime reguliariai valgyti ir turime vartoti mažiau stimuliatorių, tokių kaip mažiau gerti kavos, ypač po pietų, ir skirti laiko atsigauti, ypač po fizinio krūvio. Turime kvėpuoti ir atsipalaiduoti. Meditacija, vaikščiojimas, kvėpavimo pratimai, muzika, aromaterapija, viskas, kas padeda jums atsipalaiduoti, gali sumažinti streso lygį. Tikrai labai mažai kas skiria laiko savo, bent 1 minutę. Tiesiog padaryti mankštelę, ramiai išgerti arbatos, paklausyti mėgstamos muzikos, visi skubam, lekiam, bėgam ir pamirštam va tokius paprastus mažus ritualus, kurie padeda kūnui atkurti pusiausvyrą. Taip, kad šito tikrai reikia, o ypač einant geros savijautos, sveikatos ir išvaizdos keliu. Dabar mūsų naujieji produktai, man jie labai kelia iš karto šypseną, nes jie yra jau mano irgi išbandyti ir pamėgti. Paprasti, bet genialūs Joyų sprendimai.
Tai pirmasis yra stressless, tai natūrali formulė sukurta švelniai sumažinti streso lygį, atkurti vidinę pusiausvyrą ir palaikyti energiją. Kaip tai gali padėti lieknėjimui? Tai mažina kortizolio kiekį, gerina nuotaiką ir pašalina emocinį persivalgymą. Emocinis persivalgymas taip pat yra gan dažna problema. Focus Up tai natūrali priemonė kognityvinėms funkcijoms gerinti ir energijai didinti. Kaip Focus Up padeda lieknėti? Jis palaiko motyvaciją ir planavimą, kovoja su nuovargiu ir su jo sukelta apatija. Focus Up padeda taip susikoncentruoti, nesiblaškyti ir kai dirbame, ypatingai mes moterys, 100 darbų vienu metu, tai Focus Up labai tikrai taip padeda susikoncentruoti. Ir NeuroChill natūralus produktas, kuris yra skirtas atkurti vidiniai ramybei ir pagerinti miego kokybei. Ir jis kaip padeda lieknėti, tai jau vien kalbam apie miegą. Miegas irgi yra svarbus, kaip jau kalbėjom, lieknėjimui, nes sumažina stresą ir kortizolio lygį, kontroliuoja pervargimą ir emocinį valgymą ir gerina miego kokybę. NeuroChillas aš neužmigdavau, aš taip ilgokai neužmigdavau ir pradėjus vartoti NeuroChillą kartu su MagniFlow, aš pradėjau užmigti greičiau, o miegu giliai ir saldžiai, kaip aš sakau, rytą net atsikeliu su saldumu burnoje. Tai vat šitie produktai mane veikia labai labai teigiamai ir man jie labai patinka, už tai kelia šypseną juos pamačius. Oda, kuri veda iš proto. Tai toks šiek tiek juokingas pavadinimas, bet man jau ne vienas irgi sako, kad tavo veido oda kokia faina, kaip tokia drėgna ir panašiai. Tai todėl, kad aš vartoju būtent ir naudoju šiuos produktus savo odai tiek iš vidaus, tiek iš išorės ir taip pat. Tai Beauty Elixyras, kurį mes matėme pradžioje prie mūsų pietų stalo, pietų lėkštės. Tai yra mūsų grožis iš vidaus, tai yra kolagenas, tai yra biotinas, vitaminas C, cinkas, mūsų odai, mūsų plaukams, mūsų nagams, kaulams, sąnariams ir ypatingai lieknėjant padeda gražiai trauktis odai, būti odai drėgnai. Ta patį daro ir hialurono rūgštis. Mes turime jos atskirai kapsulėse ir palaikyti odos drėgmei, tam visam gražiam susitraukimui. Ir dabar mūsų naujieji, labai pamėgtieji produktai grožiui iš išorės, tai yra Reforma šildantis tonizuojantis gelis, anticeliulitinis ir stangrinantis. Aš jį tepuosi kiekvieną dieną jau 3 savaitę. Ir be abejo, visos visumos dėka, mitybos, vandens, fizinio aktyvumo, gero miego ir šitų produktų dėka labai puikiai tvarkosi mano ypatingai šitie šikšnosparnio sparneliai, kurie yra dažna problema, ir pilvo riebaliukai taip pat. Bet aš kremą naudoju gelį kiekvieną dieną. Paakių padeliai tai yra mūsų paakiams, taip pat išdarinėjantis stebuklus, labai puikiai užpildo smulkiasias raukšleles, nuima patinimus ar patamsėjimus paakiuose ir veikia labai labai iš karto. Taip kad ši visa odos priežiūros priemonių sistema yra tikrai labai veiksminga, aš pati naudoju ir turiu puikius rezultatus. Taigi, sveikas gyvenimo būdas, sveika subalansuota mityba, tai neturi būti laikina, kol aš įtilpsiu į suknelę, kol aš atšvęsiu kažkokią tai svarbę šventę, tai turi tapti mūsų gyvenimo būdu, mūsų gyvenimo pokyčiu.
Ir Džojų politika būtent ir yra tokia, kad sveikas gyvenimo būdas tai nelaikinas efektas, o naujas būdas geresniam, sveikesniam, kokybiškesniam gyvenimui. Aš pridurčiau laimingam gyvenimui, energingam gyvenimui, su šypsena gyvenimui, nes būtent taip yra pasikeitęs mano gyvenimas, pradėjus eiti Džojų keliu geros savijautos, sveikatos, išvaizdos ir finansinės laisvės keliu. Tai ši prezentacija būtų tokia. Ar turite kokių klausimų? Ar viskas girdėjosi? Mačiau truputį ryšys trukinėjo.